Visiems laba diena. Atėjo pas mane moteris ir aš radau pas ją ant kojos kelieno lenktyje erkę. Dabar tą erkę nuimti, pasiėmam batos paduką. Biščiuką aš jį susišlapinu, susidrėkinu, muilo pasiimu, čia ranko muilas yra. Galima šampūno, galit vaikų muilą, nesvarbu. Ir mes dabar su tuo vatos paduku grįžtame prie erkės. Štai jinai. Neinam į polikliniką, o namuose mes nusimam tą erkę. Aš dedu vatos paduką su muilu ant erkės ir dabar gražiai, švelniais judesiais darom tokį sukamės. Sukamės, pažiūrim, dar jinai yra, ten dar yra. Ir dar sukam. Nereikia spausti, nereikia gniaužyti, tiesiog ratu, muilinu paduku, sukame erkę. Galima ją biškį ir užliesti. Ir dabar pažiūrim, kaip atrodo, kur erkė ant vatos paduko. Tai užtruko 30 sekundžių. Štai ta erkė. Dabar sunaikinimui aš panaudosiu žiebtuvėlį. Tiesiog padeginsiu ją, biščiuką pačirškinsiu su žiebtuvėliu ir jinai bus žuvusi.